Labas rytas, kaip treneriuk sakė lyderiai. Šiandien 8:27 keliamės, esam pasiskirstę kambariais. Aš ir Nerijus einam valgyti daryti visiems. Sveikinamės iš virtuvės, kaip minėjau, aš ir Nerijus šiandien gaminam, tai standartiškai bus košė. Čia kiaušinukų kiekvienam po 2, tai darysim omletą. Čia va turim jau laukiančiųjų eilę. Nerijus pjausta obuoliukus ir kitus vaisius prie košytės. Košė išvirta. Turim dabar tokį puodą didžiausią. 32 kiaušinius. Bandom su šitais kovoti. Randišką telefoną. Nes kai banguota, turi labai pagal bangas taikyti, dėl to, kad bangos kala į akmenis ir... Aš jau Enervis kėlė video. Mačiau jo, Kai kala bangas vieną biškį aptaškė. Jo, bet kadangi šiandien... Važiavom, vaikai savo žaidžia paplūdimy, į mokyklos nereikia, nors gal reikia, čia tokios kūnokultūros pamokas. Paplūdimy, prašau, mes atvykom pietukų šiandienos, šiandien chill diena, turim 51 kilometrą, papietausim, o Mindaugas triukus išdarinėja. Reikėjo šokt. Bliavo, galvojau, gražus bus nuvažiavimas, pasirodo ne. Pavalgėm restorane prie jūros. Dabar Hebra dar ledų sustojo, kas tiesiog lūkurioja. Šiandien truputį vėsiau negu vakar. Tai vat, visi sušalę. Minsim namo, apie 10 km liko. Iš jų bus apie 5 km į kalną. Tai vėl teks papedaliuoti. Tai čia šiandien tipo lengvesnė diena, bet žiūrėsim, bus gerai tikriausiai.
Šiandien po recovery raido, dar maža to, išeinam ir į haiką. 6 kilometrai, sakė, ne, kažkas? 1,5-3. Į 1,5-3, tai va, pasivaikščiosim, einam pakrantę. O ten va kažkur eisim, tikriausiai į tos kalniukus tenais pasivaikščiot lengvai dar. Edgaras kačių užkalbėtojas. Nu, parodį kelią. Atėjom iki lemiamo taško beveik, ne? Dar Kylam, kilometras, bet kylam į kalniuką, jo, dar kilometras. kamerai ne visą laiką toks. Kamerai lygų, bet čia taip į viršų, kiek kokį 10-15 laipsnių bus. Tai gerai. O, filmuojam. Ten buvo 10 turi. O, blemba, 9 dabar. Prieš tai buvo 10. O. Ne, čia iš tikrųjų žinokit 10. Nesąmonė. Tais. Žiūrėkit, čia į kokį haiką iššokom su grandinėm, netgi eiti galima. Šlaitais akmeniniais. Ten žmonės panašu eina, ir mums ten reikia. Vaizdai tai gražus. Haikintojai po truputį leidžiasi. Eisim į urvą. Čia kažkas. Akmenukai čia slidoki. Įlindam į urvą. Vanduo. Reikia žiūrėti, kad paskui spėtume grįžti. Nes vanduo gali pakelt. Čia nelabai net matosi, bet tokia duobė gerulė. O kur mes ten eisim? O ten išeisim kur nors? Šachtininkai lenda toliau.
Jei pakils vanduo, sakai, kad riekit, nes neseniai mačiau tą filmą. Rivals Pūlės komanda, kad tai 3 km. Čia tu pristatei dabar, ar čia buvo jau? Gal į tą pusę žiūrėt, ten nuo lavo čia įeini pirmąjį kažkoks mirtindimas, o tik giliai to lavo. Atėjom čia į tokį urvą. O, Aleksandras inicialus DBCC pažymi, kur, kad mes buvom Danske Bank Cycling Club. Maždaug. Tikiuos matėsi kas nors. Jau man pristatyta ir tokių bokštų. Sugriuvo. Kur nors tenais, kur aido nėra. O, dviratininkų sausainiai, kaip ratas. Galim pamažinti bent jau neįmanoma. Ne, tai kol kas gerai, čia tegul pačirška, žinai. Mėsytės truputį. Iškepsim. Čia bus načios šiandien. Tarkavom agurkėlių. Padarysim tzatzikio padažiuką iš šitų. Va, sudėti jau čipsiukai į lėkutės. Bus pupelių dar prie viso šito. Ir mėsytė. Good. Daugiau užteks, jau šitie pupelių nebereiks. Manau, kukurūzų dar įdėsim vieną bent jau kokį.